Sveiki, čia laida Vilniaus kamerinio teatro užkulisiai. Ir šiandieną mes pričiupome karštai berepetuojančius ir besiruošiančius premjerai Justiną Lapatinską ir Ingridą Žiliūtę. Taigi, einame ir pakalbinkime juos. Sveiki. Labas, Zigmantai. Labas. Labas. Truputėlį sutrukdysiu jums repeticiją ir pakalbinsiu jūs. Taigi, Justai, sakyk, prašom kamerą, sakyk, kaip tau šis vaidmuo ir visų pirma, ar bent jau perskaitai knygą? Matau, tu mane puikiai pažįsti, taip knygą aš galiu pasidžiaugti, kad perskaičiau visą nuo pradžių iki galo. O pats vaidmuo neblogas, visai patinka, visai save biškai atrandu. Gerai, o klausyk, visi Lietuvos vyrai dauguma, ir ne tik Lietuvos aktorius, svajoja suvaidinti Romeo, Hamletą, dar kitus gražius, išvaizdžius personažus, o tu dabar lietuvišką kuprelį. Ai, matai, matai, kad visi vyrai vat ir nori ten, linkstai tuos į anglus, į prancūzus, į visus užsieniečius nori vaidinti. O aš paprastas kaimietis, taip ir girdė. Nu, paprastas, tai man Druskininkų pažiba. Kaip pavėjo. Ir labai gera man vadinti tą tiesiog paprastą lietuvišką žmogų, kuris... Paprastą žemišką žmogų. Kuris myli, nekenčia, be jokių ten būti ir nebūti. Dabar klausimas tau, Ingrida. Tau kaip naujai iškeptai mamytei, kaip sekėsi, ar sunku buvo suvilioti Justiną šiame vaidmenyje? Dar matyt, kad vilionės tikros įvyks tik premjeros metu. O kurį sunkiau buvo tavose repeticijų metu, ar Vaidą suvilioti, ar Justiną? Kuris gundės kerams lengviau pasiduoda? Galbūt Vaidas atvykęs, iš tikrųjų repeticijas jis turėjo 10 dienų, galiu pasakyti, ar ne? Vaidas iš tikrųjų turėjo tik 10 dienų repeticijoms prieš premjerą, tai jam vilionės buvo 50 plane, nes iš tikrųjų jis bandė sugauti medžiagą visą. Ai, bandė tapti kupreliu. Kupre. Jo, ir vilionės šiek tiek nukrito. O aš kadangi jau pas iš prigimties... O jis kadangi gimė kuprelis. Jo, tai jis gimė vilionėm Justas. Jo, Justais nėra sudėtinga tapti kupreliu, jam yra vilionės arčiau. Kuo bandysite nustebinti žiūrovus? Įkišim dar vieną naują personažą, Šanas Frank. Gerai, o aš tai norėčiau pasakyti, kad nustebinsim paprastu lietuviškumu, paprastu lietuvišku pardarumu, pavadinkim. Padarumu, tai yra tikrai labai padorus spektaklis. Ir labai tikiuosi, kad visi žmonės, kurie išeis, įsineš tikrai labai šiltas, geras emocijas. Aš manau, kad jie liks sužavėti muziką, nes turbūt, kad šiomis dienomis labai retai kas klauso kanklių ir birbinės. Tai va, prisimins žmonės tą lietuvių liaudies muziką, kuri yra beje sušiuolaikinta šitame miuzikle. Ir prisimins miuziklo žanrą, kuris beje yra sunkiai įkandamas, nes sunku suderinti vaidybą su šoku ir dainavimu. Taigi kviečiame visus maloniai pasižiūrėti spektaklį Kuprelio pasakos su Justinu Lapatinsku. Ačiū labai, kad apsilankei. Buvo be galo malonu su tavim, pasijuokt, pasi visą kitą. Gerai, o dabar aš jums nebetrukdau, jūs tiesiog... Tai gal nebetrukdyk, nes laiko visai nedaug jau. Iki. Ačiū. Ate. Na, kur mes? Kokia gera sauga.